Žemėlapis iš Matiekos, tai bandysiu toliau spręstis pavyzdinės valstybinio egzamino užduotis. Per tiems, kas mėgsta aritmetinės progresijas, tai turim duoti 3 aritmetinės progresijos norėjus, surasti kam lygus n. Tai vėlgi arba spėti, arba galima bandyti statyti ir žiūrėti, kas tinka, arba bandyti kažkokį tai susidaryti lygtis ir prie n pristatyti. Tai dabar kas yra aritmetinė progresija? Tai tokia progresija, kurios nariai skiriasi vienas nuo kito per kažkokį tais pridėtą ar atimtą skaičių. Dabar jeigu pažymėsiu, kad kaip pereiti nuo pirmo nario prie antro, tai reikia kažkokį surasti skirtumą, pažymėkim jį d. Kaip pereiti nuo antro link trečio, mums reikia vėl pridėti tą patį skirtumą d. Tiesiog galiu pabandyti susidaryti gal lygčių sistemą, čia aišku gan įdomus uždavinys, galima surasti daugybę visokių sprendimo būdų. Aš pabandysiu per sistemą. Tai jeigu turime pirmas narys n minus 3 ir jeigu mes pridėsim tą kažkokį skirtumą, pažymėkim jį d, mes gausime tada antrąjį narį, kas duotas 4n minus 2. Tai pirmoji lygtis, dabar antroji lygtis bus, jeigu mes prie antrojo nario pridėsim tą patį skirtumą, mes gausim trečią narį, kas yra 5n plus 1. Tai man tai išrašyti. Tai mūsų antrasis narys 4n minus 2. Jeigu pridėsime skirtumą, gausime 5n plus 1. Ir turime dvi lygtis su dviem nežinomaisiais. Tai galiu spręsti sistemą, pasižymės pirmąjį lygtį, pasižymė antrąjį lygtį ir matome, kad prie d yra tas pats koeficientas, tai galime tiesiog spręsti atimties būdu. Tai iš antros lygties atimu pirmą lygtį, tai iš antros atimu pirmą, tai turėsiu, dabar pradėsiu nuo tų narių, kas turi n, tai 4n minus 1n liks 3n, tada 2 atimti neigiamą 3, tai atimant neigiamą jisai prisidės, tai minus 2 plus 3 bus plus 1, tada d minus d, jie abudu išsiprastins, kas liks kairiai pusė, tai 5n atimti 4n liks tiesiog 1n, tada 1 minus neigiamas 2, tai atimant neigiamą jisai prisidės, tai 1 plus 2 bus tiesiog plus 3. Ir turim gan paprastą lygtį, perkeliam nežinomosius vieną pusę, skaičius į kitą pusę, tai dabar nežinomosius, jeigu kelsiu, tai minus n, tada skaičius į kitą pusę, tai pridedu, reikės minus n ir minus 1 iš abiejų pusių, tas minus n, tada paliks 2n, dešiniai pusė nuprastins, minus 1 nuprastins vienetą, bet sumažins trejetą irgi 1. Tai 2n bus lygus 2 ir pasidalinę abi pusės iš 2, gausime, kad n lygu 1. Ir pasirenkant teisingą atsakymą, tai 7 taškas jau būtų jūsų egzaminai. Dabar pabandom pasitikrinti, ar tiks. Tai jeigu įstatom vienetą, gaunam minus 2, minus 1 minus 3 minus 2, tada įstatom vienetą, bus 4 kart 1, tai 4 minus 2, tai antras narys bus 2 ir trečias narys, ar gausim 6, taip gausim 6, tai vadinasi sprendimas teisingas. Tiek. Šitas uždavinys gan toksai paprastesnis, išsprendžiamas, turėtų būti daug moksleivių. Tai tiek tada. Iki kitų video.